Sveiki! Šiandien parodysiu, kaip iš vieno akaunto į kitą akauntą permetam CLFI W ir CLFI D. Kaip ateina CLFI V greitai. Žiūrėkit, aš pasiimu CLFI V, pas mane jų yra balanse 29, patikrinam, kiek jų yra, kad sistema tikrai tiek paimtų, kiek reikia. Valetas ir patikrinu, kad tai yra 29 CLFI W. Spaudžiu išvedimas Virdraft. Pasirenku, kad noriu W išvesti ir turi čia atsirasti 29. Man čia reikia įrašyti, kam aš noriu pervesti viduj. Tai aš einu į to žmogaus akauntą arba turiu jau tą adresą po ranka ir įklijuoju, kam noriu pervesti. Man iš sistemos išlenda kam ir kadangi aš mačiau, kad tai buvo 29, aš rašau, kad tai yra 29. Va dabar jau atsirado 29,85. Galiu rašyti 100 ir darau išvedimą. Išvedimas, tvirtinu. Manęs paprašo Google'as autentifikatoriaus kodo. Aš tuojaus jį suvedu. 29 išvedu iš šito kabineto. Pinigai keliauja, o dabar aš einu į tą kabinetą, kur aš noriu, kad ateitų. Aš matau, kad pas mane yra tik tai 3 monetos, kur aš pervedžiau R, W ir bendra suma. Atnaujinu šitą puslapį ir žiūrėkite, pas mane atėjo CLFI D. Tai jeigu CLFI V aš išvedu ir ateina D, tai dabar aš pasižiūrėsiu, kaip CLFI D ateis greitai ir kur nueis, nes šį čia aš turiu ir CLFI D. Pasižiūrėkite, aš čia turiu 10 CLFI D. Lygiai taip pat darau išvedimą. Pažiūrėsime, kokią sąskaitą ateis. Lygiai taip pat viduj. Įklijuoju, kad mes vidinį darom pervedimą. Pasirenku, kad pilnai viską noriu išvesti ir darau išvedimą. Vėl tvirtinu. Tuoj man pasikeičia Google'as autentifikatoriaus kodukas. Taip, aš jį įvedu. Prie ko aš vedu? Šitaip mes galim žaisti su draugais, atsisėdę, viens kitam sumėtę ir tai daug greičiau. Dabar žiūrėkite, pas mane 29D ir 51 W. Atnaujinu puslapį ir pažiūrėsim, kur atėjo D. D atėjo prie D. Tai dabar aš matau, kad pas mane yra 51 CLFI V. Tam, kad neiti tuo ilguoju keliu, kaip aš rodžiau pirmame, kad aš pervedu pati savo per sąskaitą, 3 ar 4 dienas laukiau, žiūrėkite, ką aš darau. Aš dabar šitą persivedu į pirminį kabinetą, ten ateis D, o paskui D aš persivesiu šį čia ir papildysiu savo licenciją. Ką aš ir darau? Aš einu, pasiimu, kam pervesti, pasiimu savo numeriuką ir dabar einu W išvedimas. Pasirenku W, rašau, kam pervesti, pati savo pervedu. Čia galima su kolega atsisėsti ir dviese padirbėti šitaip. Balansas yra 40, viskas gerai, aš 40 be jokių procentų, be nieko persivedu pati savo. Taip, dabar dar einu patvirtinu. Va visokių gudrybių išmoksime. 944. Taip, tvirtinu. Taip, pinigai keliauja. Taip, pinigai keliauja. O aš einu į tą kabinetą,
kur aš laukiu, kad ateis pinigai. Čia jau buvo tuščia, todėl kad aš iš šito kabineto išvedžiau visus pinigus, kas buvo, ir nieko nebuvo. Va štai atėjo mano tie CLFI D labai greitai. Ką aš dabar darau? Juos grąžinu atgal ir jie ateis kaip D. Tai ką aš darau? Aš vėl einu, pasiimu, kam darysiu pavedimą, pasiimu ID numerį ir tuos D, kurie atėjo, nes aš pervedžiau V, o atėjo D. Dabar, kai vesiu D, D ir ateis. Viskas labai greitai ir labai paprastai. Tai va čia susėdus su draugais mes galim nelaukti 3-5 dienų, bet pasidaryti išvedimą, viens kitam sumėtyti viską ir pasipildyti licenciją per porą minučių. Va, patvirtinu. Čia pasitvirtinu ir aš dabar einu, valetas, laukiu, kol ateis pinigai. Pasižiūrėkim, kiek jų čia bus D. Taip, laukiu, kol ateis. O kas čia dabar nutiko, nebeiškeliavo, nieko nesuprantu. 51 W. Atnaujinam. Dariau išvedimą ir kaip čia dabar jis neiškeliavo. Dar sykį žiūrim valetas, kiek čia ko yra. Čia jau nieko nebėra. O čia atėjo 51 W. Nu, negali būti, gal aš jau sumaišiau, kam vedžiau. Dar sykį pasižiūrėkim. Aš vedu pinigus pati savo, va, į šitą kabinetą. Dar sykį darom. Darau CLFI V, permetu, pasirenku visą sumą, kiek yra. Man atrodo, yra ten 51. Va, matot, man jau rašo, kad 51 ir darau išvedimą. Nu, šiandien prisieksperimentuosim. Bet užtat žinosim, kaip daryti. 7, 5, 4, 8, 9. Taip, išvedimas. Gerai, einu tikrinu savo piniginę, iš kurios išvedžiau W. Einu patikrinu. W jau čia nėra. Einu ten, kur pervedžiau. Atnaujinu puslapį. Ten išvedžiau W, o atėjo į mano kitą puslapį. Supyko jau ant manęs, net raudonai rašo, kad aš jau čia pradėjau bovytis. Dar sykį atnaujinam. Kažko supyko. Atnaujinam šitą puslapį. Pažiūrėkim, kiek liko pinigų. Jo, CLFI W išėjo iš čia. Galiu pasižiūrėti transakcijas. Transakcijas išėjo W. Dabar man reikia sulaukti, kad čia ateitų pinigai. Matau, kad atėjo. Nu, patikrinam, ar yra. Taip,
atėjo D. Viskas gerai. Tai dabartis aš šituos D noriu persivesti atgal, kad jie būtų pasikeitę į V. Tai man reikia, kad va čia, va, iš čia D ateitų į mano ten, kur persivežiau. Tai imu ID numerį ir tuos, kur atėjo D, darau atgal išvedimą. Darau atgal išvedimą. Va, 51 yra. Gerai. Visus 51 aš ir noriu išsivesti. Darau išvedimą. Tvirtinu. Tvirtinu su Google'ės autentifikatorium. 614. Taip, čia dabar pasižiūriu, turėtų pas mane nebelikti tų D, kurie atėjo labai trumpam į šitą kabinetą, nes jie turėjo iš W šitame kabinete pavirsti į D, taip ir gavosi, ir dabar aš tuos D atgal siunčiu. Žiūrėkim, kokiam pavidale jie atėjo dabar atgal. Va, reiškiasi, W keliavo ir atėjo ten į aną kabinetą kaip D, o D atėjo į šitą kabinetą kaip D. Tai D ateina kaip D, o W verčiasi į D. Nu ir pas mane pakankamai jau yra daug pinigų, ką aš dabartis darau. Aš einu dabartis savo Cloudic, tą licenciją ir užkrausiu. Šitokiu būdu mes galim viens kitam persiųsti, parduoti viens kitam, jeigu norim CLFI, tam, kad žmogui nereikėtų biržoje kažkur pirkti, ne? Nu, va, štai prašau, aš darau, kiek galiu užkrauti, užkraunu. Taip. Va, užkroviau, patikrinu, kiek pas mane liko pinigų D, ar visi užsikrovė. Taip, visi pinigai užsikrovė, tobula ir rytoj pas mane jau ateis daug didesnė pinigų suma šičia. Tai va taip 12 minučių gavosi video, stumdžiau pinigus iš vieno kabineto į kitą kabinetą, bet principas labai paprastas. Gauta W, jeigu mes pervedam kitam nariui, pas tą kitą narį ateina D ir jis gali iš karto užsikrauti licenciją. Mes šitai būdu galim parduoti, jeigu žmogus nori biržoje nusipirkti, o mes norim parduoti, tai žmogui pigiau, todėl kad nereikia nei komiso, nei niekur labai greitai. Bet jeigu mes norim patys savo W greičiau reinvestuoti, nelaukti 4 parų, kaip aš laukiau, pervesdama per blockchainą, tai tada susėda 2 draugai, viens kitam sumėto pinigus, per 10 minučių ateina pinigai, žmogui sugrįžta tie patys pinigai, kuriuos jis perdavė draugui ir jis užsikrauna licenciją. Tai va, įvairiausių gudrybių mes čia turim, bet naudokimės ir užsidirbinėkim. Taip, kad visiems gero uždarbio.